Toliau mūsų kelionėje bokštas, pažymėtas skaičiumi 16. Ir tai viena iš dramatiškiausių taro kortų, simbolizuojanti staigius pokyčius, griūtį ir tokios akivaizdžios tiesos akimirką. Kortoje matome į viršūnę trenkiantį žaibą, kuris sugriauna tai, kas atrodė tvirta ir saugu. Ir tai simbolis struktūrų, kurios buvo pastatytos ant tokių netikrų pamatų. Ar tai būtų iliuzijos, melas ar netinkamas gyvenimo būdas. Iš bokšto krentantys žmonės rodo, kad šis procesas dažnai būna skausmingas ir netikėtas. Tačiau, kaip be pažvelgsi, jisai buvo būtinas. Karūna krentanti nuo viršūnės simbolizuoja ego griūtį ir supratimą, kad mes ne viską galime sukontroliuoti. Nors bokštas gąsdina, jo energija yra išlaisvinanti. Tai tarsi audra, kuri nuplauna tvankų orą ir po jo ateina tokia galimybė lengviau atsikvėpti. Bokštas sako taip, kad iš esmės tai, kas tikra, nesugrius, o tai, kas jau subyrėjo, tik atlaisvina vietą kažkam naujam ir tvirtam. Bokštas moko mus paleisti tai, kas nebetarnauja ir suprasti, kad kartais chaosas ir griūtis yra vienintelis kelias į augimą. Paklauskite savęs, kokias senas sienas jūs vis dar bandote prilaikyti ir jas vis dar remontuojate, nors jos jau senais kylančios ir byrančios. Ir atsakę savo į šitą klausimą, jums bus lengviau tas sienas nugriauti ir vietoj jų pasistatyti naujas ir daug tvirtesnes.